Taip, sveiki, vėl matot mane iš keisto kampo, vėl video apie Real Racing 3 ir dėja turbūt paskutinis. Kodėl? Todėl, kad šiandien, kovo 20-26 metų, bent jau Electronic Arts paskelbė, kad šitas žaidimas jau paskutinę dieną veikia, o ne rytoj jau nebeveiks. Greičiausiai nežinau, 24 valandą ar kada. Na, čia jau žiūrėsim, veiks, neveiks, čia jau kitas klausimas, ten visokių sąmokslo teorijų, nes gerbėjų daug šito žaidimo, nu, nežinau kiek daug, bet bent jau internete keliose grupėse esu, tai va. Tai žodžiu, užsidaro šitas žaidimas, pražaistas 13 metų maždaug, nuo pat pradžių aš jį žaidžiau, tai pakankamai rimtas toks man etapas, kažkaip čia, kaip čia, kad matytumėt jūs mane. Jo, ir parodysiu truputėlį, kas atsinaujino, tai įdomu ten, jo, buvo pora variantų, pora dienų, kai davė papildomai ten tų auksų, nežinau, auksiukų aš jas vadinu, nu tiesiog, va tų tokių vat monetų, nežinau, kur galėjom pasitobulinti, truputėlį dar pasižaisti, ne. Nu ir va mano statistika matosi, tai iš viso 34 dienas, čia atrodo ne taip baisu, bet čia 304 paros iš viso žaisto šitą žaidimą, pakankamai nemažai. Jo, čia vat kiek pinigų gauta, kiek viso kito, dešiniau yra kiek iš viso pravažiuota raced eventsų, ne, tai tų visokių, nu, lenktynių. Tai labai nemažai, 5041 iš 27 000. Čia daug visokiausių yra, labai daug visokio turinio, tai va tas yra. Jo, čia mano statistika, auksinių, aišku, medalių, kiek gauta medalių, 4102 medaliai. Aiškiai, pravažiuota pirmas atvažiavau iš viso, nu, va, čia buvo silverių, bronz yra, aišku, yra ir kitokių, ir buvo ir nepravažiuota daug, va, 3000 kažkiek tai. Jo, čia kiek automobilių turiu. Road Car 109, Motorsports Cars, nu čia dvi, jo, po tai atskirai dvi dalis, kad motorsportas tai visokios formulės, ten formulės, ten daug ten visko. O Road Cars pas mane 109, Total Garage Value tai yra 220 milijonų mano viso garažo. Ne? Aš ten automobilius praeitam video rodžiau, kelis įsigijau, bet ten smulkmeną nebepraidinėsiu, nes pažiūrėkit, jeigu ką praeitą video. Jo, populiariausias manufacturer Porsche'as labiausiai aš mėgstu, bet favorite car yra McLaren P1 GTR vis dar. Jo, dabar, taip, dabar kas įdomiausia, jo, visko aš esu daug praėjęs, gal daugiausia tas Road Collection, arba va čia va paspausiu jo, čia daug visko praeita labai yra, gal dar papildomai, čia va Exclusive, kur yra vieną praėjau, ten, man atrodo, buvo su Mercedesu, man atrodo. Ai ne, čia va BMW buvo ir Mercedesu, tai dar vienas lenktynės iš šitų Exclusive, čia kur gauni, kur įsitobulini maksimaliai automobilį ir patenki. Po tada visokiausių dar papildomų įvairiausių lenktynių, nežinau, čia daug gal įdomesnių. Na, žodžiu, aš vieną dabar parodysiu vieną rimtą, nes aš dabar kaip tik pravažiuosiu. Na, galiu, tai, bet prieš tai, vat, trumpai gal parodyti, nežinau, va čia visokiausių praeita, daug čia jų praeita visokiausių, kažkur buvo Honda, vat, jo, Nissan Silvia Honda S2000 GT, ten toliau, bet šiaip kas įdomiausia, tai radau įdomiausias lenktynės savo, tai va čia Endurance Legends. Ir čia va turiu du automobilius, nu tiksliau vienas pas mane pasiskolintas, aš jau beveik pabaigiau, bet panašu, kad vis tiek nepabaigsiu, nes kiek besistengiu, tai nelabai pavyksta. Tai va dabar mano idėja prie jūsų vieną tą lenktynės pravažiuoti dabar. Labai patiko pačios paskutinės lenktynės, tai čia aš vat antras jau pravažiavau, bet aš aišku būtų smagu, kad dabar pirmas, bet aš noriu jums parodyti, kaip važiuoti, nes važiuoti labai įdomu. Čia yra cirko 24 valandų lenktynės, Le Mano lenktynės čia greičiausiai yra ir 10 ratų. Tas įdomu, 10 ratų ir šiaip jau yra daug. O šitas trasas yra viena ilgiausių trasų. Jinai labai ilga yra ir čia važiuoti reikės apie pusę valandos, tai vat kaip tik jums noriu parodyti visą tą procesą. Tai va tada tiesiog reis ir žiūrim. Aišku, kaip matėt, antras atvažiavau, jau čia kelis kartus važiavau, sudėtinga, bet antras atvažiavau, dabar aišku tikiuosi, gal ir pirmas atvažiuoti būtų visai smagu, aišku, klausimas kiek tai įmanoma. Na va, ir čia tai vat pradedi iš eigos, ne taip kaip nuo starto, tai pakankamai sudėtinga, kadangi turiu 22 varžovus, ne, ir iki jų dar reikia, jie visi važiuoja gyvai, ta prasme, jie ne tai, kad startavo mane nuo starto, tai jos pasivyti pakankamai, aplenkti yra pakankamai sunku, nors ir 10 ratų. Tai va toksai va rimtas reikalas, per vėlai stabdau, nu, tai iškart blogai pradėjau, nieko tokio, čia aš galima tą maštą daužyti truputėlį. Nieko, toj, įsivažiuosiu, nu va, jau pirmus, nu čia aišku paskutiniai lėtesni, tai kodėl aš vėl slidinėjau. Kažkokį slidinėjimą pradėjau nuo slidinėjimo, truputėlį pritildysiu.
Jūs vis tiek girdėsit, tik tai, kad nesidubliuotų, gal garsas jo, gal truputėlį geriau. Gali būti, kad mano balsas kiek blogiau girdėsis, bet čia nieko gal baisaus. Svarbiausia pamatytumėt, užfiksuot mano šitą važiavimą patį. Ja, ir toks jausmas, kad truputėlį pristabdo, kai filmuoja. Nu, bet vis tiek, noriu jums parodyti. Nu va, vieną apsilenkiau, tai man dar liko 21. Tikrai nemažai. Aha, gerai. Jo, kai kur čia čytinu šitoj trasoj, iškart galiu pasakyti. Va, pavyzdžiui, čia va gale. Vienas didžiausia mano čytų yra. Tai čia aš tiesiog kertu tiesiai, va dabar va tada mašina. Op, va čia va iškart peršoku. Čia aišku rizikinga. Vienas va trinktelėjo man, bet aš jau 18. Ar įmanoma be čytinimo? Turbūt įmanoma, bet jo, aš matyt gal netoks geras vairuotojas, jo, kad man taip gerai sektųsi. Tai aš taip truputėlį, jo. Čia va irgi čytinu. Čia va nukertu. Pastebėjau, kad šiek tiek greičiau. Jo. Nu vėl, galit mane kritikuoti, viskas gerai. Čia žaidimas, nors kaip ir Real Racing, beveik simuliatorius, bet aš sau leidžiu šiek tiek jame. Nu, to labiau, kad čia niekaip nebaudžia. Kitose žaidimuose baudžia, čia kažkaip ne. Ja. Nu, dar vienas. Atrodo, tik tai visai neblogai sekasi. Ir dar aš tik tai pirmam rate, ne? Tai dar 10 tokių. Ten tas, nu, pradžioje, kai man išleido, aš buvau nulinio rato pradžioj, o dabar pirmas tęsi. Čia ilga trasa. Bet ko man labai patinka, nes labai ilgai važiuoji, gali daug uždirbti, labai ir pinigų ten, ir tų, ten feimo, ne, pagarbos, kaip čia, nežinau, taškų. Ir levelį pasikelti, jo. Beje, rodžiau, ne, pas mane dabar 182 berods levelis, bet jau netoli 183, tai gal dar šiandien ir pasieksiu. Lyg tai taip, jo. Žodžiu, Lemano trasa čia yra. Nežinau, nes čia Lemano nerašo trasa. Man žodžiu, 24 Lemano, man atrodo, nevadinasi. Aš atsiprašau, man atrodo, aš tiesą pasakius nežinau, čia Prancūzija turėtų būti, ne? Tiesą pasakius nesidomėjau šitų būtent lenktynių istoriją, ja, šitos trasos. Bus gėda truputėlį, nes dabar pagalvojau, kad reikia pasidomėti. Galėjau bent Gemini Google užklausti, bet jau tiek to. Bet trasa pakankamai neblogai žinoma mano. Dar kart nežinau, ar aš sakiau, bet įdomu, kad jokių pagalbų aš beveik nenaudoju, tiksliau beveik nenaudoju. Ten galima pamatyti, nu, nerodžiau, bet čia yra stabilumo kontrolė, jeigu kas, stabilumo gal čia ir yra, man atrodo, jinai defaultų. Bet aš jokio ten autostyringo, autobreikinimo tikrai nenaudoju ir man atrodo to jo traction control irgi nenaudoju, nes jinai yra kaip ir jie galima pasirinkti. Žodžiu, aš šitą žaidimą pilnai, nu čia kaip ir galima pasirinkti, ne kiek tu simuliatorius nori. Tai galima, kad už tave beveik ir vairuotų viską. Nu, toks keistoka, bet iš tikrųjų, kai viską išsijungi, tai toks pakankamai iššūkis tampa. Jo, aišku, ko jūs dar nematot, jūs tik tai matot, kad mano vaizdas juda. Pats vairavimas šitam žaidime turbūt geriausiai telefone išpildytas, kadangi aš vairuoju tiesiog, nu, sukinėdamas ekraną, beveik kaip su vairu. Nu, aišku, gal keistoka, nes aš tuo metu judinu vaizdą, į kurį pasižiūriu, bet kita vertus tai gana jautrus tas vairavimas gaunasi. Nes aš irgi bandžiau teoriškai įmanoma šitą žaidimą žaisti, pavyzdžiui, per kokį Google TV, ten priedėlį prisijungus, aš esu pasileidęs pultelį, galima prisijungti visą kitą, bet niekada man taip patogu nebuvo žaisti, kaip va tokiu būdu. Aišku, čia galima skaityti pratimas, bet aš dar ką sakau, nežinau, aš turiu Xbox'o pultelį, ten aišku senas pultelis, bet ta prasme jisai man niekada nebuvo toks, na aišku, pulteliai būna irgi su to palenkimu, tai gal tada patogiau, bet šiaip tai neradau kol kas patogesnio, nu, mobiliam bent jau įrenginį valdymo. Aišku, vairai ir aš ne vieną vairą turiu net prie kompiuterio, prie PC tiesiog, bet tai ten aišku kitas lygis, pedalai, visa kita, bet va tokiu būdu mobiliam žaidime tai tikrai labai puikus valdymas ir aš nežinau, aš kol kas nelabai ieškojau alternatyvų, nes čia irgi dabar visi žaidėjai šito žaidimo fanai ieško alternatyvų šito žaidimo, ne ką toliau žaisti, tai kol kas nelabai radau. Yra ten porą variantų, kurios galbūt ir žiūrėsiu, bet dabar kol kas nesiblaškau. Noriu, sakant, atiduoti pagarbą šitam žaidimui. Ja. Aišku, galima būtų čia pasakyti blogų žodžių Electronic Arts, bet aš tai nesakau, nežinau, man Need for Speedai, visa kita patinka. Aišku, Electronic Arts ne tik Need for Speedus, jie netgi tą patį mano Plants vs. Zombies. Aš nežinau, jie ten dabar, ar jie savininkai jų, ar kaip, per daug ten nesidomėjau. Lyg tai taip dabar. Nupirkik berods jie yra. Nu, bet žodžiu, bet idėja, kad jo, daug čia kas kritikuoja, tipo Electronic Arts, uždaro šitą žaidimą, nes čia kaip ir Real Racing, jis vis tiek onlineinis gaunasi, ne? Aišku, teoriškai gali būti, kad jisai veiks tas žaidimas, nu, nes, pavyzdžiui, jeigu nuo interneto atjungčiau, tai jisai lyg tai teoriškai turėtų veikti, ne? Beje, aš dabar esu atjungęs, kad mes nieks neblaškytų ir beje, toks yra čytas, kad
kai atjungi, ten kadangi Real Racing, jisai jeigu net jungi, jisai ima iš realių žmonių, žaidėjų, kaip jie pravažiavo šitas trasas, nu ten tokia sistema teoriškai jinai yra, aš nežinau, kaip jinai tiksliai 100% veikia, bet žodžiu tada sunkiau, nes tie realūs vairuotojai, nu jie labai neblogai būna pravažiavę, ne? Tai tada, o kai atjungi, tada ten tokie defaultiniai online'iniai priešai yra, nu priešai, ne priešai, lenktynininkai kiti, ne, tai, nu va dabar kur prieš kurios lenktyniauju, tai jie, reiškias, lengviau tiesiog tampa, nu tai čia taip čytinu, pasilengvinau savo offline režimą, tiesiog įjungiu, arba tiesiog išjungiu internetą ir gaunasi offline režimas. Ne. Tai teoriškai taip, šitas žaidimas gali būti, kad jisai veiks offline režimui toliau. Tiesa, iš parduotuvų jau išimtas, nes jis ant Apple yra, ant Androido aš žaidžiu, pats ant Samsung S23 beje žaidžiu. Ir, jo, bet šiaip gali būti, kad jie tiesiog pati apsą tai padarys, kad jisai pats užsiblokuos, nes kokį update atsiųs ir nebeveiks. Taip irgi jau yra buvę, turiu omeny ne specialiai, bet jie vieną kartą buvę tai padarė, kad appsas tiesiog neveikia ir jo, kol neatėjo update'as. Nu, tai jie teoriškai gali iš vis turbūt atsiųsti update'ą, kur sakys, sorry, šitas žaidimas nebeveikia, ne, kažkaip taip galite ištrinti. Tai taip pilnai gali būti ir aš manau, kad jie taip turbūt ir padarys, nes nu, nežinau, ar jie nori, kad dar žmonės kažkokie ten dar jau, nu, savo pasiliktų tą žaidimą ir žaistų offline. Nes offline tikrai čia turinio yra. Kažkaip nelabai sekasi ką aplenkti. Nu, kalbant turbūt bus sunkiau. Aš nelabai ir tikiuosi, mano daugiau tikslas pasivažinėti, ne jums parodyti. Nelabai tikiuosi šį kartą laimėti, gal dar šiandien prasuksiu kartą. Nes matot, labai ilgai važiuoti, dar tik tai 3 ratas iš 10. Tai, ta prasme, čia kartais irgi pačytinu ir išstumiu tiesiog priešą, irgi naglai kartais pasirgi. Dabar nelabai gerai čia. Bandom, truputėlį, jo, gerai, atsikliušiau. Nors jis mane dar pasivys greičiausiai, ten atrodo irgi, va, to pačioj, plus 64, kiek aš nuo jo atsiplėšiau. Bet jis tada po truputėlį va pasivyvinėja, bet to vėl posūkis bus, tai turėčiau atsiplėšti. Tai čia irgi yra dar ne tik aplenkti, o dar po to atsiplėšti idėja, nes mašina nors maksimum ištobulinta šita, bet jinai, nežinau, ten aišku kelios yra, gal yra greitesnių, bet jinai, nu, neištempia tiek, kad jau čia turėčiau labai akivaizdų pranašumą, jo labiau, nu aišku, dabar va turiu, nes offline žaidžiu, bet iš tikrųjų vis tiek to pilno pranašumo nėra tokio, kad jau labai lengva būtų, nes matot, vis tiek antras esu. Nu, va, aš dabar antras buvau, ne maksimum važiavęs, dabar tai 13. Tai posūkis, tai čia reikia išvažiuoti, neišlysti. Jo, čia irgi matot visokiausių triukų, jau moku maždaug važiuoti šitą trasą, nu šitą trasą labai daug važiavęs esu beje, man atrodo, va, dėl ko man pasme Porsche'as populiariausias, ar tai ne, ar tai ten tas McLarenas, tai man atrodo, aš su juo, tuo metu jinai man buvo galingiausia mašina, nes man atrodo, aš ten su Porsche važiuoju, ir būtent šitą trasą aš važiuodavau labai daug kartų, jo, kažkaip buvo sutikau ir tilpau į posūkį. Nu va, jau praktiškai nuo to 14 bent jau atsiplėšiau, dabar jau laukiu kažko priekyje. Tai va, kiek jau koks trečdalis, dar trečdalių nepravažiavau. Nu tai va, labai rimtas. Man įdomu, nes šiaip tai va, kokios formulės lenktynės, ne, tengi būna 2 valandų, ne kažkur, tai ten 50 ratų, dar daugiau. Nu, priklausomai, aišku, kokia trasa dar, koks to rato ilgis, bet ta prasme, čia jau tokios, nu, ne tai, kad tikros lenktynės, bet jau taip jau rimčiau jauties pavažiuoju. Nes irgi tokiose lenktynėse, kai ten trumpos būna, va čia irgi Real Racing yra problema, kad visą laiką tu pradedi paskutinis ir visą laiką turi visus aplenkti. Nu, išskyrus va šitą trasą, čia kitaip, nu čia irgi paskutinis, bet ten būna, nu, tiesiog startuoju su visais, bet visą laiką paskutinis. Tai truputėlį būna, jeigu trumpa trasa, nu, tapsi trumpas lenktynės, tiksliau ne trasa, nes trasos gali būti keli ratai jo. Tai tada gaunasi, kad tu net nespėjai apsilenkti. Tai va čia toks, sakyčiau, trūkumas šito žaidimo. Nu, dabar va šitoj trasoje tai nėra. Nu, aišku, čia irgi, kadangi tie priešai kažkur tas pirmas labai toli, iki jo dar reikia nuvažiuoti, tai vis tiek gaunasi labai sudėtinga. Nu, čia maždaug turbūt paskaičiavę, kad gautųsi jau iššūkis rimtas, ne? Tai tas kažkur atsiplėšęs priekį ir tu jį bandai, va, nu, čia vietas, šitas mano. Jo, tai vat nežinau. Pažiūrėsim dabar, kaip čia gausis. Kiek čia dar važiuosiu, įdomu. Aha, taip. Beje, čia važiuoju per pietų pertrauką, aš bijau, kad aš net nespėsiu įtilpti tą pietų pertrauką. Gali būti ir taip. Nu, tai jeigu ką, nežinau, ką darysim. Pristabdyti ir vėl toliau tęsti. Nu, pažiūrėsim, pagalvosiu. Arba praignoruosiu šitą, ten galima vos 5 minutės. Nepavėluoti. Viskas gerai. Nes aš, jo, koks skirtumas. Tai va, tai žodžiu.
Aha, jau matau va tą priekį, jau privažinėjau. Jo, čia labai taip naglai nesvažiuoju, po to pamatai posūkį, tada jau pradedi stabdyti labai stipriai ir bandai tilpti tą posūkį. Va, gerai. Jo, ir aišku, nepamesti kontrolės. Tai va. Na gerai. Dabar visam įdomu, kas ta pietų pertrauka. Nu, dirbu, aš dabar jo, tik tai pietų pertrauka. Tai tiesiog, čia jau kadangi išsidaviau, tai reikia papasakoti. Ta pietų pertrauka pas mane yra ilga, taip ir gaunasi. Ai, tiek to, koks čia skirtumas. Tada kažkam, ką čia dirbi, ką čia daro. Bet kadangi čia į vieną pusę viskas, aš jums tik tai pasakosiu, ką noriu. Tai va, tai žodžiu, beje, apačioj matote, ne, kadangi irgi tikras, nu, maksimaliai tikras valdymas, tai turiu pats stabdį ir gazą spausti, jie yra apačioje, ne dešinėje yra gazas, tiesiog ant ekrano spaudžiu, nu, gazas, akceleratorius, nežinau, kaip tai pavadinti. Jo, ir kairėje stabdis. Čia problema, kadangi ilga trasa, tai kartais, jeigu reikia tą pirštą išmokti atpalaiduoti, nes iš tikrųjų įsivaizduokit, va dabar aš visą laiką įspaudęs laikau dešinį pirštą ir jeigu dar lenktyniauji, yra pagunda stipriau spausti, nors aišku, tas nieko nelemia, bet vis tiek, nu, ta prasme, toks instinktas, ne? Tai toks gaunasi truputėlį, jo, reikia išmokti atpalaiduoti, kad nepertimtų pirštą. Nebuvau už kažkaip susižalojęs, bet ir nenorėčiau tai išbandyti, ne, po to atvažiuosiu į ligoninę, sakys, kas su tavo pirštu, sakysiu, nu va, žaidžiau lenktynės su telefonu ir spaudžiu ir ten, tipo, pirštas mano, nežinau, perlinko kitą pusę. Nu, nelabai, ne fontanai tokį turbūt triuką pasakot. Ir šiaip nesinorėtų traumų, tai jau prisišnekėjau kažką, bet gerai, va, du priekį. Aišku, dabar man reikia pasivyti, kadangi čia dabar va, tas bus mano tas čytas, tai tam čytą labai lengvai galima apsilenkti. Va. Man būtų lengviau, nes aš kiekvieną kartą, šitose lenktynėse, kas yra, va, kiekvieną kartą, kai tu artėjai, viena vertus, šansas, ne, jau tipo gerai, bet kita vertus, kiekvieną kartą šansas yra susitrenkti su kažko. O, dvi mašinos atgi turi šansą. Glemba, kaip... Va čia klaida žiauri. Nu, nieko, viskas gerai, bet gali būti, kad neatsiplėšiu. Kelintas aš 12, ne? Net nemačiau. Ai, beje, kai kurios mašinas aplenksiu ir jos nematysit, kad, nu, tipo, nepasikeitė skaičius, bet čia normalu, todėl, kad kai kurios mašinos vėluoja jau ratu, ne? Tai tiesiog čia irgi normalu, nes, nu, kai kurios yra mano konkurentais, kai kurios nebe, nes aš jau jas ratu aplenkiau, ne? Tai čia irgi bus ne visos mašinos, kurios aš aplenkiu, man padidins skaičiuką, ne? Nes, nu, nežinau, tikiuosi supratot, jeigu ne, tai kas kaltas. Au, lemba, vėl neišvažiavau. Kaip čia taip kažkaip tai. Beje, 5 ratas, dar ne pusė, ne? Dar. Šiaip pagal, aišku, gali tas, kuris priekį, pamatyti, ar tikrai čia tavo konkurentas, o ne ratu lenkiamas, tai pagal greitumą. Šiaip šitas tai pakankamai greitas, tai panašu, kad šitas yra realus konkurentas. Ne? Tai vis tiek aš jį apsilenksiu, tik tai vat, klaidų svarbu, taip labai nedaryti. Nu, va, priartėjau. Aš tos posūkius, jo, čia jau taip gana irgi atidirbęs, aišku, darau aš tų klaidų, matot, irgi išnešu. Blogiausia yra iš vis apsisukti. Jeigu iš vis apsisukė, nu, ta prasme, atsitrenki kažkur, apsisuki, į jį atsitrenki ir ten išvažiuoji iš trasos ir tada ilgai užtrunki. Tokio kaip reset čia irgi nėra, nu, real racing kaip ir. Tai jo, būna labai daug, čia kažkas tokio, nu, nelabai galėjau kitaip sukti, jo. Aišku, galėjau pristabdyti, bet pristabdymas tada irgi problema, na, aišku, vis tiek pristabdžiau jį. Nieko, dar turiu va posūkį, tai jau būsiu 11. Šiaip tai gana prastokai, iš tikrųjų galiu pasakyti, jau tokiu metu būdavau 10 kažkur. Prieš tai, va, šiandien ryte irgi žaidžiau, naktį iš tikrųjų. Tai, gerai, bandom. O, gerai. Truputėlį jo, va, tai va prašokau. Aišku, dabar jis bus prisilipdęs prie manęs ir jisai greitesnis yra. Aš nežinau, kodėl mano mašina lėtesnė už visų kitų. Ir jau jeigu mažiau negu 5 plus 5 kas čia sekundės, aš nežinau, kas čia. Tai jis jau gali mane aplenkti. Nu, bandom jį įleisti, nes jeigu ne, tai bus irgi blogai. Geriau jau jis tegu apsilenkia iš kitam. Jo, va, tai va, gerai. Išstūmė mane truputėlį, bet nieko, gerai. Jo, man atrodo viskas gerai. Jau matote, ne, op, dabar va čia irgi neišlėkti. Viskas. Op, važiuojam pilnai, pilnu pločiu trasos. Nu va, 5 ratas jau į pabaigą. Jo, pasižiūrėti, kaip dar turiu laiką. Važiuojam toliau. Taip, čia niekur nepaleist, niekur nepamest. Gerai. Čia va tokia naglė posūkį irgi galima išlėkti, jeigu nežinai kaip daryti. Aš nežinau, aš čia tobulai važiuoju, bet čia pavyzdžiui galima. Ja, bet čia dar paskutinis ir tada jau lengvai, tada jau tas vėl kitas, kur gal kažką apsilenks.
Bandom iš karto kuo arčiau priartėti, jeigu kažkas yra, tai yra šansas pralenkti jį. Iškart čia, bet kol kas nieko nematau. Irgi. Beje, grafika tokia, kadangi 13 metų jau jinai tokia šiek tiek atgyvenusi. Nežinau, gal ir telefonas mano šiaip, aš mėgstu mažus telefonus, kad tilpti patogiai į kišenę. S23 paskui dabar standartinis yra, tai vienas mažiausių turbūt telefonų, nežinau, gal dabar S26 didesnis, nežinau, gal ir ne, gal ir toks pats. Tai ekranas nėra didelis, tai nežinau, gal didesniuose geriau matosi. Pas mane tai taip gaunas, kad gana taip. Nu, toliau aš matau lyg tai tašką, ten kažkas juda ir turbūt jūs mato dabar, ne, tam video, kad jie, nu, pakankamai prastai matosi. Taip, dabar irgi neaišku, čia konkurentas ar ne. 11 aš, ne, dabar esu 6 ratas. Tai dabar 6, 7, 8, 9, 10, 5 ratai. Tai, ne, aš važiuoju pirmąjį. Gerai, bandom jį aplenkti, nežinau, šiaip pagal tai, kad jisai čia nelabai greitas atrodo, tai gal ir ne konkurentas, pažiūrėtum. Vėl. Tai nekonkurentas primeni, ar aš lenkiu ratu ar ne. Bandom. Au, o tai padarom. Viskas buvo, 10. Taip, naglai pasielgiau, žinau, bet nerealus vairuotojas, kompiuterinis, tai gal nieko baisaus, gal neužkiks. Užkiks, bet neužkiks. Ką aš čia neku, nu žodžiu, viskas gerai, gal neužkiks. Taip, vėl, važinėjom, stengiamės. Taip, gerai, čia geras šviežavimas. Nesu 100% atidirbęs tų posūkių, gal nežinau, gal ir pats valdymas tą telefoną laikant taip atsigulęs. Ai, turbūt praeitam video sakiau, kodėl aš čia atsigulęs taip, nes taip aš ir žaidžiu. Atsigulu ir tiesiog taip. Nežinau, gal ir kvaila to, nežinau, gal kaip formulai atsigulęs taip. Gal kiek ir tikroviškai. Ja, panašu, formuliai įsitempęs būčiau. Šios kiek įmanoma stengiuosi atsipalaiduoti, aš irgi, kadangi tuomet tokia įtampa yra, tai nėra, kad jau visą atsipalaiduoju, dar sušyli gerokai. Dar tą mygtuką laikyti dešinėje. Stabdžius matote, ne? Kai stabdžiu, dabar spausiu stabdžiu. Pilnai va spaudžiu stabdžiu. Gaila, aišku, negalima jo normuoti, kad pilnai turi spausti, mačiau, kad jau padaryta. Vat kas būtų su pulteliu privalumas, tai, nu, tai analoginiai stipriai, ne, tai gali nepilnai stabdžiu spausti. Na, aišku, čia gal toks tipo EBS-as, ne EBS-as čia turbūt, bet kažkoks gal yra automatinis padarytas, kaip sakykime, tolygiai, nes tas irgi tolygiai iš karto stabdžių kirtimas negeras dalykas. Tai šitas kaip ir irgi tikroviškumo, aišku, nėra, nu, bet tai jie turbūt irgi kažkokį kompromisą rinkoje tarp to, ne. Nors čia kaip ir simuliatorius, bet jisai pakankamai, sakyčiau, lengvai valdama. Nors aš, kaip ir sakiau, visas dabar pagalbas atsakingas. Sunkiau užkalbėti. Važiuoju, dabar jau viskas, dabar vėl tas čytas, pažiūrėsim, jeigu priekį bus mašina, tai yra šansų apsidengti. Net nesimato, ne, bet aš dabar nematau, ar ten tas yra. Nebuvo nei vienas. Ir priekį kol kas iš vis nieko nematau. Jo, 7 ratas, gerai, 10 esu. Nu, jo. Aišku, buvo ir klaidų, ir čia šnekėt reikia dabar, tai aš pasimėsiu, vėl matau, automobilis, nežinau, gerai, matau, bet vos neišlėkiu. Čia irgi galima suvaldyti automobilį, jeigu lėki. Čia va gana naglas posūkis. Labai gerai, tai greičiausiai nebus, jau čia bus ratu. Gerai, bandom atsidengti. Jo, 10 ir likau. Tai kaip ir sakiau, ne, kad tai reiškia, tai reiškia greičiausiai ratu arba net 2 ratais lenkiu. Nu tai reiškia, aš tada nieko, nu nepasikeliu, aš aplenkiu, bet jisai... Čia šiaip formulė irgi būna taip, tie, kurie lėčiausi, tai jos tada lenkia ratu, dar kažką, šiaip pagal taisyklės jie turi tada praleisti, o ne bandyti, nes šiaip tai, aišku, yra ten tos taisyklės, kaip turėtų būti vykdomas tas lenkimas, nes tvarkingai jau negali tiesiog blokuoti naglai priešą, bet šiaip blokuoja, tai pagal taisyklės, bet jau taip išmušinėti, tam blokuoti, ten galima pačiam baudą tada gauti. Čia formuliai kalbu, Formulė 1, aš pats Formulė 1 pakankamai nemažai žiūrėjęs, čia beje irgi šitam žaidime yra Formulė 1, ko gaila beje, kad dabar irgi nebebus, nes originali Formulė 1, aišku, ten jau gal pasenė, gal ten jau kai kurie. Bet man atrodo yra naujausi sezonai, aš nežinau, ar aš žaidžiau ir pats formulių netgi vieną atsimenu Ferrario kažkurių ten metų, gal ir senesnė, aš atsimenu net ilgai labai ją stengiausi, kol gavau, man atrodo, aš praeitam video sakiau, kur ten visą vasarą rinkau ten tos auksiukus, kaip sakiau, kad gaučiau tą formulę, po to dar Lotus formulę gavau, jo, ir ten tas galima lenktynės, ten važiuoti. Kaip sakiau, yra dar ta atskira, čia nors šitas, ką aš kalbu, čia nėra prie to sporto, nors čia sportas, bet turiu meni, čia tarp tų standartinių lenktynių yra, bet sakau, dar yra atskiras režimas,
motosport, kur ten jau yra tada visokie NASCAR'as yra labai amerikietiškas, kur ratu važinėja, nu, tas supranta. Man keistokas tas NASCAR'as, bet irgi jis yra, irgi šiek tiek pažaidęs. Aišku, Formulė 1 bus smagiausia, licencijuota, viskas ir Formulė, kas irgi visai įdomu. Žiūrėjau, kiek laiko čia liko. Nežinau, per kiek trasą pravažiuoju, per turbūt kokias 2-3 minutės buvo, ne? Nežinau, ne šitas, ne Nürburgringas, kaip ten ta trasa. Nürburgringas, ne, kad buvo labai. Negu tas pilnas, kur ten važiuoju, ten yra paprastai ten 10 minučių aš atsimenu važiuodam. Nors čia automobilis pakankamai galingas, čia yra, man atrodo, Porsche'as pas mane, bet kažkoks lenktynis. O, du konkurentai nesustabdė, viskas pabandom nesislenktinėti. Bet ir šitas konkurentas, man atrodo, kaip sustabdė. Nu, bet čia dėl to turbūt kad rašinėjau. Šiaip taip nestabdo, šitas S23 Samsungas pakankamai galingas, vis tiek flagmanas buvęs. S23 buvo. Na, tai apsilenkiau, jau yra atitrukau, gerai. 9 šiame ir liko 3 ratai. Mažokai šiandien. Turbūt, kad nelabai aš čia kažką pasieksiu daug, bet viskas tvarkoj, darom, ne problema. Darom. Tai liko, sakykim, kiek čia? Nepilni 3 ratai. Na, bet kartais geriau pristabdyti, negu trenktis į sieną. Aišku, jeigu norėčiau bent jau trečiuką, nu pažiūrėsim, gal dar šiaip tai dar įdomus momentas, kad kai, aišku, čia dabar ne visai tas variantas, bet būna, tu iš pradžių vijiesi labai ilgai, nu, kuris prieš tave važiuoja, tai būna nesunku, o po to būna, kad jisai prisivėja tuos atsilikusius ir bando jas aplenkti ir kompiuterinis kažkodėl tai tas intelektas sunkiau jame aplenkti yra, negu man. Nes jis ten kažkaip bando labai turbūt sąžiningai ir ten jį praleidinėja ir tada galima to pasinaudoti. Na, čia šiaip ir realiuose lenktynėse, jeigu yra lenkimai, nu, ta prasme, jeigu yra tie atsilikę ratu lenktynininkai priekį, tai jie kartais padeda, jeigu kažkam apsilenkti, ne, tarkim, jeigu kažkas bando aplenkti. Taip, čia dabar nežinau, pakankamai lėtas, tai turbūt bus irgi ne konkurentas, ne atsilikęs, kažkokitas. Beje, mašinos nepaminėjau, sakiau, kad tas lenktynės tokios, tai turbūt yra skirtas to 24 valandų tam lenktynėm ištvermės, čia aš ne 24, kaip matai, čia 24 minučių labiau, bet irgi neblogai. Taip, čia magritas irgi, kas neištums dabar svarbu manęs. Bet nebuvo, 9 ir likau, tiesiog nereikėjo čia daužyti, nebuvo man prasmės, nu, apsilenktis taip reikia, nes jis tada trukdys, jeigu priekį bus. Tai reikia pagreičiau apsilenkti, čia gal ir gerai viską padariau, bet tiesiog kaip ir ne konkurentas, tai... Nes kaip sakiau, čia gali ir išmušinėti, aš mačiau irgi kažkokius kitus video, kurie šitą žaidimą žaidžia, tai jie tiesiog pasivė ir išmušinėja, kaip toks policininkas, ten tas visus konkurentus. Galima ir taip daryti, kad baudų, kaip sakau, nėra tam žaidimą. Nu, čia vėl, kaip ir real racing, bet... Nu ką, va, dabar mano, matau priekį važiuoja, vos mirksi kažkai, kažkaip turi šansą apsilenkti. Bet jisai man nieko nedavė, šitas turbūt jo, šitas vėl bus konkurentas priekį, greičiausiai apsilenksiu, nes aš dabar šauksiu vėl per žolytę pavažiuosim, prieš paskutinis ratas. Na, žolytę, gali trenktis, aplenkiu, jo, stumtis, gerai labai. Na, dar vienas konkurentas, bet dabar reikia nuo jo atsiplėšti, nebus lengva. Dabar šalia ten manęs. Galima labai lengvai išslysti, jeigu ant žolės važiuoja. Lengva gana išslysti. Nu, bet likai atsiprašau. Jo, prastokai. Sakau, aš šiandien ryte, man atrodo, 3 atvažiavau. Jo, tai jau neblogai buvo. Antras rekordas, kad atvažiuoti, jo, antras buvo tai geras. Kaip matyti, įrodžiau. Tai. 2 ratai, šitas dar vienas. Tai jau net nepilni 2 ratai. Kad leidžiau gazą, bet atvedau, kad gazą, nu tai būna gazas. Ir gazas dugnas vėl, spaudęs mygtuką, tai jau ten išmokęs formą, kad ne to mykštys, ne aš neskiriu, tam turiu savo pirštą mykštys, tai storasis pirštas, šis spaudžiu. Telefonas dar šis dabar, kadangi dar filmuojasi, tai
Jisai dar nu, mažą tokį truputėlį stabdį dar ir kaista gerokai. Tai čia irgi truputėlį man neįprastos sąlygos, paprastai vėsesnis būna. Tikiuosi nenusės ir tikiuosi, kad nesibaigs video, nu, nežinau, baigėsi atmintis, bet pasižiūrėjau specialiai, liktų viskas gerai. Tam pasmeštas Samsungas 256 GB turi atminties, tai turėtų tiek. Nu va, jau, sakykime, bet ne į pabaigą, bet negaliu sakyti, kad pabaigą, bet to čia pas mane truputėlį patrukdys, ten pas mane žadintuvas ištašytas, kad mane galėčiau neįsčiau pietums. Tiesiog, kad užmigčiau, bet pabuščiau, jeigu ką. Grįžčiau į reikalus. Bet nieko, čia jeigu ką, žadintuvą pragniruosim. Reikia video pabaigti, jo, šitą jau. Aš ir taip čia iš dviejų tiesą pasakius sujunginėjau, nes ten buvau, truputėlį pasižiūrėjau, ne tą padariau, ką norėjau. Nu, tai nesvarbu. Šitas kaip ir nelabai skirsis, bet iš dviejų sujungtas vienas video, bet didžiausiai nes ten. Pasiruošti. Nu, pabaiga. Dar viena trasa, dar vienas ratas ir viskas. Ir bus baigta šitą lenktynę. Varom. Nu, tai būtų smagu dar kažką apsilenkti. Ten apsilenksim šį kartą. Bet prie irgi nepamatau. Čia, šiaip šiandien kažkaip važiavau, va ryte tai buvo, naktį galbūt ne ryte. Buvau taip pakankamai viskas jau įsigūdimas. Kažkas turėtų, bet irgi neaišku, ar čia priešininkas. Rypšė. Ten jie defosiniai vardai duoti. Pabandoma kažkaip iš jais gerai posūkį. Pabandžiau ir pasišnekėti. Va, matėte, nebūčiau gerai lėkęs, tai būčiau tada būčiau apsilenkęs turbūt jau čia, dabar jau atsilieka. Jo, čia kas svarbu, kiekvieną reikia ypatingai prieš tiesiąją ilgą, reikia gerai išvažiuoti tam, kad po to gale pasiekti maksimumą greičiau ir kad greičiau pravažiuotum. Jo, čia tokie svarbus momentai. Na, čia aš jau jums dabar pasakoju lenktynių teoriją visą, kaip posūkius įveikinėti. Nes čia viskas veikia, nes kaip simuliatorius, daugiau mažiau, aišku, kaip sakau, tikrai ne pilnas simuliatorius, yra rimtesni gerokai simuliatoriai, bet tie visi principai lenktynių, čia ne Need for Speed, ne ten standartinis. Nors Need for Speed gal toks vienas irgi yra simuliatorinis, bet dažniausia tai, ne. O čia toksai jau, na, žiūrėjau, buvo jisai konkurentas, 7 bent jau aš dabar jau. Ja, aišku, dabar, nu, tai posūkis, kad gerai išlydysim, čia dabar smagas posūkis toksai. Čia reikia išimščiau stabilizerą, šitas gali ir apsidengti. Keista, kad labai, čia dabar keistai buvo, nes aš atrodytų stabdžiau ten, kur įpratęs, bet labai per greit pastabdžiau. Čia, nu, per anksti pradėjau, gavus, kad per anksti stabdau. Keista. Va dabar prisivinėjęs mane, irgi negerai. Trukdysis man, jis mane gali ir išstumti, tai bus tada blogai. Bandysim, kad ne. Nes tada galima nori apsilenkti, viskas tarpoj, bet aš bandysiu, kad neleis. Tas pasikliaręs, bet bandysiu, kad turėtų konkurentas. Nežinau, konkurentas. Gerai, čia jau liktai truputėlį atsitraukiu nuo to. Priekitas yra, tai dabar gerai, gal jau įmanoma kažkur pabaigti šitą trasą, šitas lenktynės. Ja, bet jau 10, ja, čia va tiek. Čia va man. Dabar negirtų. Dabar lenktynės. Atmest. Au. Lember paskui. Nu va, taip ir būna su žadintuvais. Bet palauk, gal dar apsilenkti. Bent iš tos. Pabandau. Gerai, vienu išmetus, 7, jo, 7. Nu, nebuvo konkurentas, čia tai turbūt nebūčiau. Tai viskas, ne? Pravažiavau, nu, pažiūrim, beje, kiek visko gausi. Jo, 110, čia labai daug šito RS yra. Clean dar race bonus, atsit, nežinau, kokio aš čia klingavau. Ir va, 182 levelis, beveik 183. Tai va, tai toksai, aišku, nepravažiavau prastokai, nes šiaip kadrų trūksta jo,
nes dabar va filmuoju. Ir aišku, mašina vėl remontavimui ir vėl 3 valandom. Greičiausiai aš jau nežinau, aš žaisiu, šiandien dar turiu daug reikalų, tai va toks. Bet norėjau jums parodyti, pasidalinti. Jo, tai va, 183 levelis greičiausiai aš jam pasieksiu, arba 182 liksiu. Visas mašinas dar kartą viską rodžiau, ne, praeitam video, tai jeigu ką, pažiūrėkit, čia jau antras ir turbūt paskutinis apie Real Racingą. Nu, kiti video apie kitus žaidimus bus. Tai va, 182 levelis, 34 valandas, 304 dienos, 7 valandas iš viso žaista. Ir šitai jau kaip ir viską rodžiau. Viskas, ačiū uždėmesi, viso gero.